Sveiki, mėly investicijų pulsų žiūrovai. Labas, Ilija. Labas, Greta. Prieš pradedant, trumpas priminimas, kad šiandienos laida yra paskutinį kartą leidžiama per Ilijos asmeninį kanalą ir nuo rugpjūčio mėnesio galėsite mūsų surasti kas 2 savaitės per Nekšerį TV YouTube kanalą. Tai kviečiu visus žiūrovus pereiti kartu su mumis. Ačiū, Greta, kad priminėjai. Šią savaitę turime vėlgi nemažai ką aptarti. Vasara yra tikrai ir lietinga, ir karštoka finansų rinkose. O pradėkime nuo atsiskaitimo. Didieji technologiniai gigantai, Google'as, Tesla praeitą savaitę atsiskaitė kartu ir su nemaža dalimi likusių S&P 500 bendrovių. Ilija, kaip galėtum įvertinti Google, tai yra Alphabet rezultatus ir investuotojų reakcija, kuri nebuvo tokia pozityvi šį kartą? Buvo tikrai ne pati optimistiškiausia, bet prieš, sakysime, komentuoti konkrečią kompaniją, norėčiau gal taip pažymėti, pakomentuoti, kodėl mes vis taip dažnai grįžtame prie būtent technologinių kompanijų, ateities atsiskaitimo. Priežastis paprasta, kad pasaulis gyvena iš esmės biržų indeksais, S&P, Dow Jonesas, Nasdaqas, praktiškai kiekvienas žmogus yra girdėjęs, didžioji dalis naudoja, sakysime, kasdieniam gyvenime tos indeksus matuoti, kas vyksta, bet dėka ypatingos technologinės koncentracijos paskutiniu metu, tai praktiškai taip susiklostė, kad tie didėjai, tu sakai, tai jie nustato labai didelę dalį, sakysime, tų indeksų svorio, taip susiklostė, kad koncentruoja labai didelius kapitalus, koncentruoja labai didelės pajamas, sakysime, su tokiu prieskoniu technologiniu, bet dėl to, kad būtent šie gigantai apibūdina apskritai, kaip gyvena rinkos ir nuo to priklauso viskas. Nuo, sakysime, to pralošia ar išlošia taksistas, bandamas pirkti, parduoti greitai per kokią aplikaciją Nvidia, ar tai yra didėjai pensiniai fondai, iš esmės, nuo kurio priklauso, kokias pensijas gaus pensininkai tiek Europoje, tiek Amerikoje. Todėl taip yra svarbu. Prie šios savaitės tai 7% kritimą Google, 15% kritimą Teslos po savo atsiskaitimų, čia labai aišku skirtingi atvejai. Tai taip, Google'as gal labiausiai yra įdomi kompanija, nes iš esmės tas kritimas yra gal dėka ne tiek nepasitikėjimo ar kažkokių signalų, kad kažkas blogas su kompanija, dėl, sakysime, investuotojų atsargumo. Nes pirmą kartą per visą iš esmės istoriją Google yra registruotas neigiamas cash flow, tai yra pinigų srautas, kitais žodžiais kompanija išleido ir leidžia. To nebuvo per visą Google istoriją, visada buvo labai pelninga korporacija. Būtent su tuo siekiu tapti visiškai besąlygišku dirbtinio intelekto lyderiu, Google iš esmės įsipareigojo atlikti didžiausią per visą istoriją pasaulyje, per visą korporacijų istoriją investicijas į būtent dirbtinio intelekto infrastruktūrą. Tai kalbame apie duomenų centrus, energetiką, elektrą, plotus, čipus, programinę įrangą ir taip toliau, taip toliau. Tai iš tikrųjų tos mastas tų statybų, kurios iš tikrųjų dabar šiuo metu vykdo Google, yra tiesiog niekad nematytas. Ir Google buvo, priminsiu, metų gal pradžioje, nuo metų gale įjungęs jau paskolinių instrumentų, tai vėlgi paskolinius instrumentus, ne tik tai priekybą, sakysime, su akcijų, ne tik tai pelnus konvertavo į tą investiciją. Ir kai investuotojai jau šį kartą pamatė, kad tai jau liečia tą tokį einamąjį balansą, tai sakyčiau, matrica priėmimo sprendimų iš investuotojų pasidarė tokia binarinė, arba tai yra kompanija, kuri gal už 5 metų tiesiog valdys pasaulį tiesioginė prasme, arba vis dėlto, sakysime, tas mega investicijos siekia $100 milijardų ar tie $1 trilijono iš tikrųjų nepasiteisins, tai, sakysim, tas atsargumo atsitraukimas, kad gerai, jeigu žaidžiame labai rizikingą žaidimą, tai tada gal nenorime tokio svorio turėti, tai tos pamažintos pozicijos ir įtakoja tokio 7% kritimą. Labai panašiai, sakysime, vyksta su Tesla, ten labai daug spekulacijų, komentarų, paaiškinimų, sakysime, nuo, kad viskas Maskui nebeįdomu, Tesla dabar įdomu SpaceX žaisti, iki kad trumpuoju laikotarpiu tyrė, sakysime, tokį labai aukštą spaudimą ir iš kiniečių, kurie iš tikrųjų elektromobiliais užkariauja pasaulį, iki to, kad tam tikros Masko gal istorijos, ar tai yra robotaksi, ar tai yra Optimus, jeigu humanoidai robotai, kol kas dar nėra pristatyti pasaulį taip greitai, kaip tikėjosi. Tai iš tikrųjų registravim porą kritimų.
laukia mūsų kitieji gigantai, Meta, Microsoftas, Amazonas, Apple, tai sakysime, nuo tų atsiskaitimų, kurio šiaip bendras lūkestis yra labai optimistiškas. Bet tikrai priklausys ne tik tai, kaip sekasi technologiniam sektoriui, bet ir kaip apskritai gyvena indeksai. Ir dar naujienos iš Azijos žemyno. Kinijoje Šanchajaus biržoje vyko didžiulis rekordinis IPO, pirminis viešas akcijų siūlymas. Į rinką išėjo Changxin Memory Technologies, sutrumpintai CXMT, kurie per dieną paaugo netgi 5 kartus. Tai turime naują labai įdomų žaidėją atminties lustų sektoriuje. Jie CXMT tapo 4 pagal dydį visame pasaulyje. Pirmaujančios pozicijos be abejo Samsungo, SK Hynix, Microno. Ir dabar turime tokį naują įdomų žaidėją. Siūlau jo nepamesti iš akiračio. O tęsiant mūsų pokalbį, pereikime prie AI-aus ir gynybos finansavimo. Turime 2 labai didžiulius ciklus. Dirbtinis intelektas tai tema, kuri dominuoja šiuo metu labiau Amerikoje, mano minėtoje Kinijoje. Europoje mes turime kitą kryptį, tai gynybos finansavimas. Kaip šitos temos yra susijusios, papildo vieną kitą, bet tuo pačiu metu ar europiečiai neatsilieka dirbtinio intelekto lenktynėse? Žinai, čia gal įdomi tokia aspektą išskirčiau, kad šiais laikais pasaulis, kadangi vis tiek, nors ir paskutiniu metu polarizuojasi, bet bendra linkmė yra globalizacija. Kalbama, kad pasaulis yra plokščias ir jeigu jau vyksta fenomenai, tai jie paliečia viską ir visur ir jie įgyja tiesiog mastą nematytą iki šiol. Tai laidos pradžioje šiek tiek užsiminėme, kad Amerika užimta tiesiog nematyto dydžio infrastruktūrinė investicija į dirbtinį intelektą, tai liečia korporacijas didžiausias, tai liečia indeksus, tai liečia gerovę ir ekonomiką visos Amerikos. Tai tuo pačiu labai kitokia situacija yra Europoje, tai vėlgi kalbant apie tą Europos ekonominį, sakysime, gal kampą, tai reikėtų išskirti, kad dabar vis dėlto pagrindė fokusas yra į gynybą. Tai nėra tokios masinės investicijos į dirbtinį intelektą, yra investicija į gynybą. Priminsiu, kad tai yra fonė, sakysime, tokio labai gal neigiamo dalyko, kaip ypatingas ekonomikos sulėtėjimas. Tai kvartalinis sulėtėjimas neseniai paskelbtas Europos centrinio banko pasiekė 0,1%. Tai toksai augimo tempas yra labai žemas. Vienintelė kabutėse viltis tai yra gynybos pramonė, kur dabar koncentruojame, investuojame labai daug resursų. Ir netgi ECB prognozuoja, kad apie 40% tolimesnį Europos ekonominį pramonį augimą būtent yra gynybos sektorius. Tai sakysime, tuo metu, kai Amerika ir Kinija nori užkariauti pasaulio per dirbtinį intelektą infrastruktūrą, Europa masiškai išleidžia savo investicijas pinigus būtent gynybai. Tai suprantamos labai geopolitinės priežastis, ekonominės pasiekmes gali būti labai kitokios, nes skirtingai nuo tokios ilgalaikės infrastruktūros dirbtinio gynyba savaime ekonomikos tolimesnės nekurs. Vėlgi čia yra kartais girdi tokį pajuokavimą juodo humoro, kad tai yra kaip draudimas, tai yra investicija ten, ko tikiesi niekad nepasinaudoti. Tai iš saugumo, iš geopolitikos prasmės be abejo tai yra būtinas dalykas, iš ekonominio augimo tai yra, sakysime, ta prievolė, kuriai įvykdžius nelabai lieka, sakysime, resursų judėti toliau. Tai vėlgi tai veda prie tokių labai gal įdomaus fono makroekonominio, kaip vis dėlto šiuo metu jau politikai, būtent per savo globales išlaidas, pradeda formuoti tokį dalyką kaip palūkanų normos. Tai vis garsiau ekonomistai kalba, kad jau sakysime, tos ECB ir Fed sistemos Amerikoje ekvivalentas ECB funkcijos, kurios buvo numatytas prieš keliasdešimt metų, tai yra būtent tik tai turėti 2 tikslus, daugiau visiškai nieko. Amerikoje 2 tikslai - reguliuoti nedarbą ir infliaciją, Europoje tik tai infliacija, kad kalbama, kad tie tikslai yra labai seniai pamiršti, kad iš esmės ECB dabar tampa valdžios ir politikų instrumentai tam, kad būtent vienaip ar kitaip reguliuoti politiką per išlaidas, kurios ir liepia palūkanų normos. Nes be abejo, kalbant apie tokias mega investicijas, negalima palikti šone ir pinigų agregatų, ir QTQI politikus, kuri taip retai arba niekada neaptariama finansinių leidinių palūkanų normų ir panašiai. Pasakysime taip, tikrai taip įdomiai pastebėjai, kad tuo metu, kaip Amerika, Kinija investuoja į ateitį,
Europa vis dėlto gyvena tuo gynybiniu gal emocijom. Na, bet Lietuvoje mes puikiai suprantame, kad kitokio pasirinkimo galbūt šiuo metu ir nelabai turime. Paminėjai pinigų kiekio klausimą ekonomikoje. Šiuo metu matome rekordinius skaičius M2 agregato JAV ekonomikoje ir panašaus pagal savo pobūdį M3 Europoje, kurie didėja, o tuo tarpu infliacijos lygis išlieka pakankamai aukštas ir toli gražu nepasiekia 2% ribos, kurios siekia tiek JAV centrinis bankas, tiek Europos centrinis bankas. Ar tai gali reikšti, kad mes turime savotišką paslėptą QE, tai skatinimo politiką, tuo tarpu, kai oficialiai matome pakankamai griežtą poziciją iš centrinių bankų? Vėlgi, čia gal kas truputėlį apsunkina supratimą tos situacijos, kad piniginė politika jau dešimtmečiai kaip nebėra tokia paprasta kaip ten viduramžių laikais, kai tiesiog atspausdini pinigų, kiek fiziškai prikėpė tų monetų ir banknotų, tiek jų apyvartų ir yra. Tai buvo labai supaprastinta ekonomika, tai šiais laikais labai pasikeitusi, teisingai paminėjai, kad yra M2, M3, šiaip jau skiriame tikrai nemažai tų piniginių agregatų. Gal tiesiog tam, kad įvesti kontekstą mūsų pokalbį, gal labai trumpai, labai bendrai paaiškinsiu, kaip šiuo metu veikia. Tai M0, tai yra tie fiziški pinigai, iš esmės nėra pinigai cirkuliacijų, kurios vartotojai išleidžia, tai yra rezervas, kurį centrinis bankas leidžia pasiskolinti komerciniam bankai. Kitai žodžiai, tai yra teisė pasiskolinti iki kažkiek tai X. Ir to M1 reguliavimas iš esmės yra funkcija palikta centriniam bankam, tai yra ECB Europoje ir tai yra federalinė sistema, kuri atlieka centrinio banko funkciją Amerikoje. Tai dabar toliau jau eina ta siauroji pinigų apibrėžta, M1 pinigai, tai yra tie fiziški, gal banknotai ir fiziškos monetos, kurie iš esmės šiandien šiais laikais jau praktiškai nieko neįtakoja, nes svoris, sakysime, to fiziškos pinigų apyvartos yra ypatingai žemas ekonomikoje. Toliau eina, jau kaip tu paminėjai, ten M1, M2 agregatas, kuris jau leidžia šiek tiek svarstyti apie būtent tą, ką vartotojas mato, nes tai yra išvestinė iš tų pradinių gal pinigų rezervų, tai yra kreditai jau įtraukia suteikti bankais, nes daugelis žmonių ir daugelis įmonių jau leidžia tos kreditinius pinigus. Tai rezervas leidžia bankui skolintis iki kažkiek tai. Ta riba ne faktas, kad bankas pasiima ir pasinaudoja visą teisę, kiek kreditų realiai į apyvartą išleidžia komercinis bankas, tiek pinigų matome realiai fiziškai cirkuliuojančių pinigų. Ir teorijai, sakysime, tu paminėjai QE politiką, tai teorijai tuos laikinuosius kursus, kai reikia krizę išspręsti, ar tai karas, ar tai pandemija, tai padidina tą skolinimosi normą. Tai yra tiesiog sako, dabar bankai galite skolintis ten šiek tiek daugiau. Tai ta norma teoriškai, kai bankai pasiskolino, turėtų, sakysime, paskolinti ar valstybei, ar paskolinti įmonėms, ar netiesiogiai paskolinti vartotojams. Tie pinigai prasisuka, turėtų grįžti ir būti panaikinti. Čia teorija. Praktikoje taip nėra. Tie išleisti pinigai tiesiog sukasi ekonomikoje, iki kol valstybė nenusprendžia, kad dar reikia padidinti normą ir toliau. Tai per visą istoriją, kalbame čia dešimtmečiai, jau tikrai ne paskutiniai metai. Praktika yra nusistovėjusi, kad per tą, sakysime, iš vienos pusės leidimas skolintis daugiau, iš kitos pusės vis spartėjantis, sakysime, tas apyvartas, de facto tas pinigų kiekis, nors ir jisai gal nėra išištas banknotam ar monetom, jisai nuolat didėja. Tai dabar turime dažniausiai investuotojai, tai reikia 2 terminus gal žinoti, QE, šiaip keistai, bet ypatingai retai tą pinigų politiką aptariama finansinėse publikacijose. Tarkim, šiandien prieš mūsų eterį skrolinau naujienas, nei viena, nei Bloombergai, nei Financial Times, nei viena publikacija tikrai nerašo apie, sakysime, tokius dalykus, visada spardo palūkanų normas, energetinę krizę, naftos kainą ten ir dar kažką tai. Tai ypatingai retai dėmesio sulaukia kažkoks tai straipsnelis apie tai, kad jo teisingai pasakei, matome rekordą, niekad nematytą. Amerikoje cirkuliuoja tą plačiają prasme 23 trilijonai dolerių. Palyginimui prieš keletą metų buvo 20. Europa jau paskelbusi Liepos pinigų kiekį, kuris irgi yra padidėjęs, kalbame apie 16 trilijonų eurų cirkuliuojančių. Sakysime, visai neseniai prieš keletą metų mes matėme 10 trilijonų, tai tokiu tempu, galima sakyti, skiedžia de facto centriniai bankai pinigų vertę. Ir teisingai sakai, tai yra įkalkuliuota nematoma kol kas infliacija.
Aišku, keletą faktorių turėtų prisidėti, kad vartotojas tą infliaciją pamatytų, bet faktas, kad jeigu skiedžiama, sakysime, pinigų vertė per jų kiekio didėjimą, tai gerokai didesnį pinigų kiekį galiausiai atitenka fiksuotas kiekis šiuo metu turimo turto, paslaugų, gerovės. Tai faktas, kad skiedžiasi yra pinigų vertė ir per kurį laiką tai neišvengiamai transliuojasi infliacijas, neišvengiamai. Tai negali padidinti pinigų kiekio, nepadidinus atitinkami produktų kiekio, tam, kad išlaikyti produkto kainas. Tai vat formaliai Amerikoje kalbame apie QE, tai pripažįstamas ir tęsiamas pinigų kiekio didinimas, quantitative ease. Europoje formaliai yra QT, tai yra ištraukimas pinigų iš apyvartos, kurie buvo prispausinti per COVID ir privedė prie tokių labai tikrai didelių infliacijų. Bet dabar matome tokį labai įdomų fenomeną, kad iš tikrųjų, aš paaiškinu pradžioje, sakysime, to intro, kad de facto mažinama yra skolinimosi rezervas, bet tai šiuo metu įtakoja visiškai atvirkščiai realų pinigų kiekį apyvartoj, nes iš to mažesnį skolinimuose rezervai bankai vis dėlto per kreditus išleidžia apyvartą daugiau pinigų, tai teisingai paminėjai masės pinigų M2, M3, jos didėja. Tai gaunasi, kad netgi per tą teorinę QT politiką, tai teoriškai turėtų išplauti pinigus iš apyvartos tam, kad vėlgi sumažinti, o de facto pinigų kiekis didėja, taigi galiausiai pasakysim po tų visų rakiruočių, vėlgi matuojant tais pinigų agregatais M2, M3, kurie nurodo realų pinigų kiekį cirkuliuojančių už tai, kas perkama, parduodama, iš tikrųjų didėja tiek Amerikoje, tiek Europoje, šiek tiek skirtingais gal kiekiais. Tai šiek tiek lėtesnis kiekis gal Europoje būtent priveda prie to, kad paskutinių gal metai pusantrų registruojame iš esmės dolerio kurso kritimą. Tai vėlgi nurašoma labai dažnai geopolitikai, sakysime, naftos kainas ir visa kita, bet banaliai galime tiesiog paskutinių 5 metų pinigų kiekį padidinti, tam, kad pamatyti, kad pinigų santykis tiesiog išleistų Europos Amerikos pakankamai stipriai koreliuoja su valiutų kursu. Taigi jo, ko dabar šiuo metu gal nematome, tai yra tos infliacijos, būtent piniginių masių augimo. Kol kas ta infliacija slepiasi po energetinė infliacija, kuri prasidėjo su Irano karu, bet tai yra tiesiog vienas iš elementų, kurios negalima nežiūrėti ir kuris privalomai atsilieps tame tarpe vartotojo kainoms per keletą mėnesių iki keletą metų. Puikus pastebėjimas, svarbu, kad kalbame apie tai, ko žiniasklaidai gal mažiau yra ir mūsų pokalbis turėtų judėti į pabaigą, galbūt labai trumpai apie palūkanų normas, vis tiek tema yra susijusi su ir pinigų kiekiu ekonomikoje. Centrinis bankas Europoje praeitą savaitę paliko palūkanų normas tokias, kaip jos ir buvo, ir tikėtina, kad rytoj, mes šiandien kalbam antradienį, o trečiadienį bus Federalinio rezervo susitikimas, kurio metu investuotojai tikisi, kad palūkanų normos išliks taip pat tokios pat. Tačiau mes rudenį galimai matysime ir palūkanų didinimą. Kaip vertini šitą galimybę ir atitinkamai įtaką rinkom? Žinai, vėlgi visą laiką mes kalbame, kad palūkanų normos ir atvirkščiai įtakoja visada rinkas, nes investuotojas racionalusis sprendžia ypatingai paprastai, kad jeigu man aukštą grąžą neša garantuoti instrumentai, tai yra paskolos valstybei, aš renkuosi juos. Jeigu valstybė nemoka iš esmės ten 0,1 ar 0 ar 1, kas nereikšminga, kas mažiau negu infliacija, tada aš pasirenku gal labiau volatilius instrumentus, tokias kaip akcijas. Tai tas reiškinys yra vienas iš fundamentaliausių sąryšių, dėl to investuotojai taip jautriai žiūri būtent į palūkanų normas, ne tik tai dėl to, kad ten už palūkaną savo kredito namui reikės daugiau mažiau mokėti, ar ten pabrangs ar atpigs pinigai mano įmoniai, bet visų pirma, kaip tai paveiks rinkas, nes tai yra pakankamai stiprus koreliatorius. Bet vėlgi, kaip aš jau paminėjau, registruojame tokį netipinį dalyką, šiaip palūkanų normos turėtų iš prigimties reguliuoti ekonomiką ir būtent palūkanų normas turėtų bankai visų pirma reguliuoti ekonomikos augimo tempą, infliacijas ir tos parametrus. Kaip jau paminėjome laidoj, tai šiandien pirmoji vietoje vis dėlto yra valstybės mega tikslai, vėlgi ar tai yra ten dirbtinio intelekto mega infrastruktūros finansavimas, ar tai yra gynybos, ar tai yra ten kosmoso užkariavimas, kaip ten Kinijos atvejais nemaža dalis yra skiriama ir panašiai, nes valstybė šiuo metu de facto leidžia gerokai daugiau pinigų negu surenka mokesčių, de facto. Ta labai ryškiai matome per beprotiškai augančią Amerikos skolą nacionalinę. Tai ne viena valstybė pasaulyje šiuo metu netelpa į surenkamus mokesčius.
netgi pažiūrėti, sakysime, šiuo metu dinamiką, jeigu sakėme, kad Amerikoje tempas didėjimo pinigų ekonomikoje sudarė paskutiniai metai 5,6%. Ir nuolat kalbame, kad valstybė skolinasi tarp 4-5 procentų. Tai gaunasi, kad valstybė pasiskolina pinigus, už juos sumokėdama pigiau negu pati prispausdins pinigų vėliau. Tai tas labai ryškiai matosi. Tai va, tai kadangi finansavimas valstybė ir tų mega programų einamųjų deficitų, labai didelių, sakysime, tiek skolų, tiek įsipareigojimų, Europai prisideda nemažas socialinių įsipareigojimų sektorius ir panašiai, tai neįmanoma šiuo metu per mokesčius. Tai vėlgi transliuojasi į tokią iškreipytą gal pinigų politiką, nes labai didelė dalis išlaidų finansuoja. Iš esmės per paslėptą ar matomą infliaciją, per pinigų nuvertėjimą, tai yra mokestis tiesiog už pinigų turėjimą ir panašiai. Tai prie ko tai prives labai sunku prognozuoti, nes yra gal kokie 5 ar 6 scenarijai, jeigu nedaugiau, bet kad tai privalo arba vesti prie didesnių mokesčių, arba prie pinigų nuvertėjimo per infliaciją, arba, sakysime, prie kažkokių kitų finansinių instrumentų, tai faktas. Šiuo metu gal tai nėra karščiausia gal tema, bet keletos metų laikotarpį tikrai matysime projekciją, sakysime, to tokio atotrukio, visiškai didelio atotrukio tarp pajamų išlaidų struktūros, ypač įvertinus tas gal mega iššūkius, mega krizės ir mega investicijas. Ačiū, Ilija, už šiandienos pokalbį, kad palėtei tokią svarbią temą finansuose. Ačiū mūsų žiūrovams, kviečiu mus sekti Nekšeri TV ir susimatysime už porą savaičių. Ačiū visam. Iki.